Po starto pradėk važiuoti. Gerai, Aldai. Palaikyk tą patį tempą. Gerai, nesuklop, nes bėgdamas tai tikrai nevažiuosi atgal. Tiesiog lavink bėgimo įgūdžius. O, nu vis dėlto va, dar vienas neišanalizavimas. Aldai lietuvi, tavo laikas yra minutė 02, sakyčiau, visai neblogas. Kitas žmogus, kuris pas mane ateina, tai yra Irmantas. Irmantai, ateik čia. Kaip jau pastebėjau, kiti pastebėjote žiūrovai, jog tiesiog kiekvienas žmogus taiko savo taktiką ir analizuoja tiesiog savo automobilį turimą dabar už vairo sėdint. Hey, wake Ir up! bando jį įvairiai įvaldyti. Kaip įgūdį. Vienas greičiau bando, kitas lėčiau, kitas dar vienokią taktiką turi, kitas iš viso, vat, pavyzdžiui, dabar vat, Mantas be hidraulikos važiuoja. O. Nu, susidūrė su stulpu. O, matai kaip būna. Nepasiduok, Irmantai. Supranti, Irmantai, vat, mes baudos balų neduosime, bet tačiau tavo laikas tiesiog striks už šį tokį minimalų sukritimą, suklydimą. O, šaunu. Kaip jau daugelis aš pastebėjau, labai ant galo naudoja visą laiką nitro. Tai vat, Aldai, pristatyk atgal prie starto linijos, tavo laikas yra minutė 07 ir ateina paskutinis žmogus, Eugelis Vyt. Ir Dani Fernandezas, manau, nuspręs, kokius prizų jis dovanos už tam tikras vietas ir arba laiko kaip tik skaičiuoti staigmeną. Bus tikrai prizai, nesijaudinkit dėl to. Nu, va, Eugelį vėl. Jeigu gaudytų pada, tai tu jau nelabai toli būtum atsilikęs. User left your channel. Aha. Nu va, Eugelio kitokią taktiką jis nenaudoja nitro, pavyzdžiui, dabar. Taigi vis tiek, kaip aš jau ir pastebėjau, tai daugelis, vat, kaip važiavo, kiekvienas turėjo savo taktiką. Vat, pavyzdžiui, aš stebėjausi taip, kieno buvo tikrai nebloga, tai man patiko Kasio, labai taktika, tokia labai įdomi. Jok, nu gerai, sakyk, Dani. Taigi, Eugeli, tavo laikas yra minutė 10, stok prie senelės. Ir vat buvo paskutinis žmogus. Taigi, variantai kokie. Aldas Lietuvis, pirma vieta, minutė 02. Kasija, minutė 03. Ir Eugelis, minutė 10.
Dovydas Kris iš karto iškrito, nes, kaip matėt, susprogdino mašiną. Irmantas užbaigė laiką su minutė 05. Taigi yra 3 vietos, pirma vieta Aldas Lietuvis. Irgi koks piniginis prizas? Tuoj pasakysiu. 100 penka. Aplodismentai. Gerai, taigi užbaigėme šią dalį. Kaip matote, visą laiką yra pašalinių, kurie trukdo. Nešaudykit jų. Nešaudykit jų. Na, žmogui tiesiog gyvenimas nesiseka. Ką padarys? Gerai, manau, dabar liko 3 mašinas, patikimiausi žmonės, taigi kas jau už vairo sėdė. Pala, dabar išanalizuosiu. Nu gerai, tegu sėdau kol kas, aš... Aldas Lietuvis už vairo. Aš pats sėdėsiu už vairo, taigi Dovydas G, Irmantas G, Augelis G. Šitie Mr. Punkinas ir ant stogų pagulės. Arba G. Ne, mister, sėsk į kitą mašiną, aš dabar vis tiek yra gatavas. Dabar taip, kol jūs sustosit gražiai eilutę, aš dabar išanalizuosiu dabar kiekvieno važiavimą, tarkim. Mačiau, Kasio Breiko labai iš tikrųjų buvo labai gana įdomi taktika, jis tiesiog kiekvieną laikydavo pusę vieną ratą, apvažiuodamas kiekvieną stulpą. Ir iš tikrųjų, manau, tas buvo labai vertinga tame, kad tai paskatino greičiau važiuoti šiek tiek. Ir tiesiog gal iš tikrųjų trūko tau patirties, kadangi tu mačiau lygtais nukalėjai tą vieną numušiai koliuką. Stulpą, ne koliuką. O šiaip kitų tai labai įvairios taktikos buvo, pavyzdžiui, vienas važiavo tas Irmantas, pavyzdžiui, važiavo visiškai be hidraulikos ir manau visai neblogai sekės, tiesiog gal suklupo keletą kartų, o pavyzdžiui, Aldas labai nelabai, kad biškai suklupo, o Dovydas Kris tai labai suklupo, kadangi neišanalizavo tiesiog ir greitai susprogdino savo transporto priemonę. Taigi toliau mes tęsime treniruotės dalį, kuri, manau, tikrai daugam patiks. Ir toliau važiuojam. Taigi mes tęsime toliau treniruotės dalį ir važiuojame dabar gražiai apsisukime šitą tokį šitą kalniuką gražiai. Vienas paskui kitą apsisukat ir važiuojame. Toli nuo čia nevažiuosim, stenkitės dabar važiuoti gražiai, vienas paskui kitą, neišvažiuoti iš linijos ir tiesiog nelenkite nei vienas, nei kitą. Važiuokite gražiai, stenkitės išanalizuoti transporto savo priemonės, kaip jinai važiuoja ir taip toliau. Jeigu stebit, kad negalėsit sustabdyti arba neišsukti poską, tiesiog šiek tiek pristabdykite, kad nebūtų susidūrimas su kita transporto priemonė arba su kokiu nors dalyku. Taigi sutikite dabar šį čia gražiai, kaip matote šitas juostas mašina, kas antra. Ir šioje dalyje jūs parodysite savo tuningavimo išmonę. Kaip jūs galite ištuninguoti savo transporto priemonę, šitą Slaman darbinę. Ir bus šiek tiek tokia paroda, kaip Vaikščiau Millenniumą, karočią, pagavot vieną žodžių mintį. Ir bus tam tikri žmonės paskirti ir kurie keisis pamainom tiesiog. Kadangi Andrius Afigenas ir Mr. Pumpkin nedirba tuninginių firmų, todėl vėl jie gali turėti laisvo laiko ir daryti tai, kas jiems patinka. Tačiau nesišaudykit, bet pavyzdžiui, eikit ten kažkur kitur, jeigu norit pasiboksuoti ir panašiai, žodžiu. Taigi, kiek mūsų yra 2, 4, 6. Tai, manau, užteks. Gerai, dabar visi gražiai sustokit prie sienelės va šitos, kur aš dabar su Noriga transporto priemonė privažiavau.